Labą dieną visiems. Labas, jei nori. Noriu. Kaip gyvenat? Neuždavinėk dažnų klausimų. Visi blogai. Tik vaidina, apsimeta, kad gerai. Toks gyvenimas krikščionių. Nepergyvenkit. Pagerės, kai baigsim bėgimą. Palengvės, kai atiduosim paskutinį savo kvapą. Ir galėsim būti su juo. Tada bus lengva. O dabar tai yra procesas, kuriame mes verdame, kuriame mes gyvename, per kurį mes einame. Ir aš tiesiog dabar prašau Šventoji Dvasia, kad sulaužytų mane, sulaužytų mano išmintį, sulaužytų mano protą, sulaužytų mano įsitikinimus, sulaužytų visą tai, kas yra mano, ir galėtum kalbėti per mane, galėtum išlaisvinti tai, ką tu nori išlaisvinti. Aš tiesiog prašau tavo pilno vedimo šiandien šioje vietoje. Tau vis ir garbė šlovė. Amen. Taigi, brangieji, mes einam per įdomius dalykus savo gyvenime. Ir tai, ką Dievas daro su mumis, tai yra nuostabu. Ir pripažinkit, nežinau kaip jums, bent jau man, labai įdomu dalyvauti šitame procese, kuris vyksta mano gyvenime. Asmeniškai mano, su mano širdim, su mano šeima, su visu tuo, kas yra aplinkui mane. Jeigu aš paimu kažkokį savo gyvenimo laiko tarpą ir pradedu žiūrėti, mąstyti, analizuoti ir vertinti tai, kas buvo, koks buvau aš, kokia buvo mano aplinka, ką aš veikiau, ką aš kalbėjau, ką aš dariau, kaip keitėsi mano gyvenimas. Ir aš iš tikrųjų pamatau nuostabius dalykus. Gal ne visi jie man ir patinka, gal jie ne tai buvo, kaip aš įsivaizdavau, bet ačiū Dievui už tai. Nes tai Dievas. Jis keičia, jis daro, jisai šlifuoja, jisai nudrožia, jisai atskelia, kur per daug. Jisai mato mumise nuostabų kūrinį. Jis daro tai, ką jis nori, jeigu mes jam leidžiam. Ir jeigu mes jam leidžiam, tai yra nuostabus procesas. Ir tas procesas yra įdomesnis negu jo pabaiga. Tai, ką mes šiandien gyvename, tai, kas šiandien vyksta mūsų gyvenime, yra labai įdomu. Nes Dievas kiekvieną dieną kitoks. Jis kiekvieną dieną tau siūlo kažką naują, jis kiekvieną dieną tau duoda naują iššūkį. Leidžia tau susidurti su naujais išbandymais, su naujais sunkumais. Jisai vertina tave, jisai žiūri tave, jisai išgrynina tave, jisai ruošia tave, realiai jisai tave ruošia tam, kad tu būtum stiprus, tam, kad į tavo gyvenimą niekada neteitų joks kompromisas, tam, kad jis galėtų tave panaudoti bet kurią akimirką. Ir tai, ką mes išgyvename šitoje žemėje, tai yra nuostabus procesas. Jis įdomesnis netgi už tą rezultatą, kuris bus gale. Tai bus mūsų amžinybė. Mes praleisime gyvenimą su juo. Bet tai, kada mes dabar galime jausti ir išgyventi, tai, ką mes jaučiame ir išgyvename, yra nuostabu. Tai, ką Dievas daro su mūsų širdimis, kartais mums skauda, kartais mums sunku, kartais mes to nenorime, to nekenčiame. Mums tai nepatinka, bet tai Dievo darbas. Būtų visiškai neįdomu gyventi, jeigu mūsų gyvenime kiekviena diena eitų taip pačiai, kaip buvo praeita. Tas, kas buvo vakar, būtų šiandien, būtų neįdomu gyventi. Ir aš manau, kad tas procesas, jisai dar vyks gana ilgą laiką kiekvieno iš mūsų gyvenime. Tas, kas dabar vyksta, tai, ką Dievas suplanavęs, tai, ką jisai daro, kad jis ir toliau darys. Jisai toliau šlifuos, jisai toliau brūžins, jisai toliau
iškalinės tą formą, kurią jis nori matyti. Tai gal kam nors skausmingas kelias, skausmingas procesas, bet jis įdomus. Įdomu gyventi, neliūdna. Įdomu gyventi. Taigi, mus, savo mokinius, Jėzus pavadino žemės druska. Tai produktas, su kuriuo vyksta procesas, kuriam dalyvaujant vyksta procesas. Ir aš šiandien pavadinau temą žemės druska arba procesas įdomesnis už rezultatą. Mes su šituo produktu susidurime kiekvieną dieną savo gyvenime. Tai elementas, maisto elementas, kuris reikalingas mums kiekvienai dienai. Gal kažkas jo padaugina, gal kažkas per mažai vartoja, bet jis mums reikalingas. Mūsų kūnui daugiau ar mažiau šito elemento reikia. Kad mes išgyventume, kad mes funkcionuotume, kad viskas vyktų taip, kaip turi vykti, mūsų organizmui reikia druskos. Mes daug kartų skaitome tą rašto vietą, susidurime su ją, net kartais ją vartojame apie druską. Mato 5 skyrius, 13 eilutė. Ši rašto vieta yra dar keliuose evangelijose. Jūs esate žemės druska, bet jei druska praranda savo skonį, kuogi ją be pasūdysi. Ji jau niekam nebetinka, o tik kad būtų išmesta lauk ir sumindyta žmonėms po kojomis. Aš skaitau iš karaliaus Jokūbo vertimo. Jis tuos žodžius pasakė, kada minios susirinko prie jo ir prie jo atėjo jo mokiniai. Ir jis jiems tai pasakė, jūs esate žemės druska. Jau nuo seno druska buvo laikoma kažkokiu tai dievišku elementu. Ji buvo naudojama visame Sename testamente. Jeigu mes paimsime nuo pat pradžios, skaitome Bibliją, mes truputėlį šiandien paliesim kelis momentus, mes pamatysim, kad ji naudojama visur. Tai neišvengiamas elementas Dievo procese ir žmonių gyvenime. Kodėl dieviškas elementas, kodėl kažkokie tai dieviški vertinimai? Dėl to, kad tai produktas, kurį pabaršius, kurio įdėjus nesugesdavo maistas. Nesugesdavo mėsa, dar kažkas. Tai produktas, kuris turi savybę užkonservuoti, išlaikyti, neleisti kūnui pūti, neleisti mėsai suirti. Ir mes esam ta druska. Ir Jėzus tuos paprastus žodžius tiesiog kitaip pasakysiu. Jis labai svarbius žodžius pasakė labai paprastai. Ir yra kitoje evangelijoje eilutė, po šitą eilutę, kas turi ausis klausyti, tegul klauso. Tai nėra paprasta patarlė, tai nėra paprasti žodžiai, kuriuos mes turėtume praleisti pro ausis savo gyvenime. Tai yra tam tikra funkcija, kurią mes turime atlikti šitoje žemėje. Ne šiaip savo tu druskos gabalas, ne šiaip savo tu druska ir jeigu prarasi surumą, tai tave išbersim į žolę. Ne šiaip savo buvo pasakyti tie žodžiai, tai buvo pasakyta mokiniams. Jis juos perspėjo, tai buvo labai
stiprus ir konkretus perspėjimas mokiniams. Jūs esate žemės druska. Jeigu šiandien pažvelgti ir panalizuoti, kas vyksta mūsų gyvenime, druskos kaip ir daug, bet sūrumą jinai jau senai prarado. Savo funkciją, kurią jinai turi atlikti, jinai senai prarado. Šiandien pasaulis bažnyčia trypia kojomis, taip kaip parašyta. Ji jau niekam nebetinka, o tik kad būtų išmesta lauk ir sumindyta žmonėmis po kojomis. Šiandien funkcija druskos ją sumindžioti, nes ji prarado savo sūrumą. Ar mokiniai išgirdo tuos žodžius, ar mokiniai juos priėmė realiai į savo gyvenimą? Mokiniai, kurių šiandien taip trūksta, kuriuos galima suskaičiuoti ant rankų pirštų, ar jie išlaiko tą sūrumą, ar jie neša savo funkciją. Įsivaizduojat, kad druskai parintis nereikia. Jinai tiesiog stovi ir sūdo. Jai daugiau nieko nereikia daryti. Jai nereikia vaidinti, jai nereikia iš savęs kažko išspausti, ji pati iš savęs sūri. Nes joje yra sūrumas. Ir ten, kur ji papuola, ji viską konservuoja, ji viską saugo, kol ateis jaunikis, kol ateis diena. Neužbėgti viskam už akių. Jeigu mes paimsime truputėlį ir sugrįšime atgal, pažvelgsime į Dievo žodį, mes pamatysime, kad nei viena auka nebuvo aukojama be druskos. Kiekviena auka buvo pasūdoma, pabarstoma. Ir mes labai dažnai skaitome, praleidžiame tai pro akis, netkreipiame tai dėmesio, bet tiesiog tai yra svarbus momentai mūsų gyvenime. Mes galime skaityti ir užsiskaityti Bibliją, išmokti ją atmintinai, cituoti visas rašto vietas, bet jeigu šventoji dvasia neatgaivins to žodžio mūsų širdyse, jis visą laiką liks negyvas. Jisai bus tik tai paprasta raidė, apie kurią mes toliau pakalbėsim. Nei viena auka nebuvo aukojama be druskos. Pasūdyta auka ne tik apsaugo žmogų prieš Dievą, bet ir sujungia jį su juo. Aukos druska tai yra sandoros druska. Kunigų 2 skyrius, 13 eilutė. Ir kiekvieną savo maisto aukos auką paskanink druska. Taip pat neleisk, kad tavo maisto aukai stiktų tavo Dievo sandoros druskos. Su visomis savo aukomis aukok druską. Skaičių 18-19. Visa šventųjų dalykų iškeliamasis aukas, kurias Izraelio vaikai aukoja viešpačiui, daviau tau ir tavo sūnums bei tavo dukterims, su tavimi amžino įstatu. Tai yra amžina druskos sandora viešpaties akivaizdoje, tau ir tavo sėklai su tavimi. Nuo pat pradžių žmonės ir Dievą visur lydi šis elementas. Ir ne veltui po to Jėzus pasakė, kad jūs esate žemės druska. Tai elementas, kuris reikalingas šiai dienai, kurio negalima išimti iš šito žmonijos gyvenimo. Jeigu mėsa pradeda gesti, ir jeigu mes norime, kad jinai ilgiau išsilaikytų, mes tiesiog beriame druskos, susūdome. Aš atsimenu, kada kaime augau, gyvenau ir dėdukas sūdydavo lašinius. Tiesiog buvo didžiulis lovys, medinis, išskaptuota gelda, pjaudavo kūką
Ir jeigu mes nepasūdytume tos mėsos druska, ji labai greit sugestų. Bet kada dėdukas papjaudavo kiaulę, jisai suguldydavo mėsą, lašinius, ten visokias karkas, dar ten visokius dalykus, jisai juos susūdydavo, prislėgdavo. Ir kada tai vykdavo rudenį, tas pjovimas, mes atvažiuodavom pavasarį ir realiai dar valgydavom tą mėsą, tuos lašinius, visus tuos dalykus, kurie buvo susūdyti. Vasarą aš nueidavau, atsipjaudavau ir valgydavau, ir tai buvo puikiausias skonis. Tai, ką padarė druska. Tai, ką padarė druska su mėsa, jį užkonservavo, jį pasūdė ir maistas liko tinkamas. Kūnas liko tinkamas naudojimui. Šiandien mes esam tam. Mes, jo mokiniai, esam šios žemės druska. Atsimenat, kada Eliziejus, Antra Karalių, antras skyrius, 19-22 eilutė. Ir miesto žmonės tarė Elišai, karaliaus Jokūbo vertimas, Eliziejui: štai meldžiu tave, šio miesto padėtis gera, kaip mano viešpats mato, bet vanduo nieko vertas ir dirva nevaisinga. Ir jis tarė: atneškite man naują ąsotį ir įberkite į jį druskos. Ir jie jam atnešė. Ir išėjęs prie vandenų šaltinio ir įmetęs ten druskos, jis tarė: taip sako viešpats, aš išgydžiau šitos vandenis, nebus nuo šiol mirties ir nevaisingos žemės. Kaip ir mūsų miestas nuostabus, kaip ir žiūrint padėtis nebloga, bet kažko tai trūksta. Kas yra dirva? Į kokią dirvą krito sėklos? Vienos prie kelio, kitos į akmenėtą, trečios į gerą dirvą. Kurios įkrito į gerą dirvą, davė vaisių. Kodėl šita žemė neduoda vaisiaus? Kodėl šita žemė neduoda vaisiaus? Kodėl miestas lygtai ir geras, atmosfera lygtai nebloga, medžių pasodinta, aplinka tvarkoma, daugiabučių užstatyta, bet gyvenimo nėra, vaisių nėra, druskos pilna, bet ji neveikia, jie trypia pasaulis po kojomis, bažnyčia susiliejus su pasauliu, bažnyčioje pasaulio daugiau negu pasaulyje pasaulio, kartosiuosi. Štai meldžiu tave, šio miesto padėtis gera, kaip mano viešpats mano, bet vanduo nieko vertas ir dirva nevaisinga. Kas mane tiki, kaip sako raštas, iš jo pilvo tekės gyvojo vandens upės. Kodėl neteka gyvas vanduo? Kodėl neteka tas gyvas vanduo? Kodėl dirva neduoda vaisių? Kodėl dirva neversinga? Vanduo nieko vertas. Gal reikia atgaivinti? Gal ją reikia atgaivinti? Gal dirvą reikia kažkuo tai pataisyti? Ką padarė Eliziejus? Jis tarė: atneškite man naują ąsotį, įberkite jį druskos. Ir jie jam atnešė. Ir išėjęs prie vandenų šaltinio ir įmetęs ten druskos, jis tarė: taip sako viešpats, aš išgydžiau šitos vandenis, nebus nuo šiol mirties ir nevaisingos žemės. Nevaisingos žemės. Taip sako viešpats, aš išgydžiau šios vandenis. Dievas yra gyvenimas. Jo dvasia yra gyvenimas. Jeigu nėra gyvybės, jeigu nėra jo dvasios, jeigu pasaulio daugiau negu Dievo, apie kokius mes vaisius galime kalbėti, apie kokį gyvenimą mes galime kalbėti, kada atsiras gyvenimas, kada atsiras bent vienas pasūdytas, bent vienas dangaus karalystės standartas vaikščiojantis šitoje žemėje ir atliekantis savo paprastą funkciją, kuriam nereikia nieko, jis tiesiog savo buvimu stovi ir viską aplinkui konservuoja,
stovi ir sūdo, iš jo tiesiog eina realus gyvenimas. Jame gyvena Dievas. Ko šiandien reikia šitam miestui? Gyvybės, gyvo vanduo, kuris plūs iš tavęs. Jeigu tikėsi jį, jeigu tikėsi mane, iš tavęs plūs gyvojo vandens upės. Kur upės? Dievui viskas įmanoma. Jam viskas įmanoma. Jeigu mes jam leidžiame veikti su mumis. Jėzus pasakė, jūs esate žemės druska. Druska nesirūpina standartais. Ji yra druska. Iš jos neįmanoma išimti nei vieno elemento. Jeigu išimsi, jinai neveiks. Nei sumažinti, nei padidinti. Dievo karalystės standartai šitoje žemėje. Nei daugiau, nei mažiau. Jokių kompromisų. Druska neina į kompromisą. Jeigu praskiesi vandeniu, pasidarys sūrus vanduo ir vis tiek bus marinatas. Jokio kompromiso. Tavo gyvenime negali būti jokio kompromiso. Tu esi žemės druska. Priimi kompromisą, atsisakai gyvenimo, atsisakai visko, atsisakai sūrumo. Ir lieki nenaudingas. Ir mes šiandien matome šimtus tūkstančių gyvenimų. Mes matome tuščius gyvenimus. Šiandien druska įsivaizduoja, kad ji druska. Ir jai reikia pamėlynuoti. Jei reikia iš savęs kažką šiandien spausti, kad išspaustų kažkokį tai sūrumą, o ten niekas nesispaudžia, nes viduj nieko nėra. Šiandien druska gyvena iliuzijose, kad ji druska, kad ji gyvena, jeigu pasižiūrėti iš tikrųjų, padaryti analizę, reviziją. Pusę reikia išmesti į gatvę, kad kažkas sumindžiotų. Taip šiandien ir vyksta tyliai ir ramiai. Bet jis savo mokiniams pasakė, jūs esate žemės druska. Jeigu ji praras sūrumą, Dieve, atgaivink šį miestą, atgaivink šią naciją. Paimk naują ąsotį, įberk naujos realios druskos, kad čia pradėtų tekėti gyvas vanduo, kad žemė pradėtų duoti vaisių, žemė, į kurią kris tavo sėklos, Jėzau. Ir vaisiai pradės kilti ne mūsų norų, ne mūsų troškimų, bet Dievo vaisiai. Tai, kas turi augti iš tos dirvos. Taip vandenys buvo išgydyti iki šios dienos, pagal Elišos pasakymą, kurį jis kalbėjo. Dievas gali viską. Procesas labai įdomus dalykas, tai ką Dievas daro su tavimi. Taip kaip jis keičia tavo širdį, taip kaip jis dirba su tavimi. Nevėlu niekada atsigręžti ir iki galo jam atiduoti savo gyvenimą. Ar tu pajautei savo gyvenime sūrumą? Ar tu pajautei tą koncentratą, kuris yra tavyje per visą savo gyvenimą? Jūs esate druska. Nebūsite, negal tapsite, jūs esate druska šios žemės. Ir ji labai reikalinga šitai žemiai. Ir jeigu tavęs nebus, bus blogai, nes tu pagimdytas šiam laikui, tu išrinktas šiam laikui, būtent šiam laikui, kad sūdytum tą vietą, kurioje esi, kad neštum tą sūrumą, kurį turi nešti, kuris turi būti tavyje. Neprarask to, saugok tai. Ar šiandien tau svarbu jausti koncentratą savyje? Jeigu taip atvirai, nedaugam yra svarbu. Pačiai daugumai svarbiausia kažkur prisiplakti prie Hebros, pajudėti,
ant bangos praplaukti, dar kažką padaryti. Niekas nepradės keistis, jeigu mes nepradėsime keistis patys. Niekas. Mums šlovės, garbės, pripažinimo, judėjimo net neš. To ir nereikia. Kada tavyje atsiras druska, sūrumas, kada tu tapsi tikra druska, jeigu dar nesi, va tada prasidės gyvenimas, va tada tu pamatysi, kad aplink tave keičiasi žemės gyvenimas, jie atgyja, kažkas pradeda augti. Pastovėjai ir viskas pasikeitė, nuvėjai į kitą vietą, pastovėjai ir vėl viskas pasikeitė. Tavo funkcija ir tau nieko daryti nereikia, tau tiesiog reikia būti tuo, kuo tave sukūrė tėvas. Priimti tai, ką jis tau davė už dyką, realų gyvenimą, realią šventąją dvasią, palaikyti santykį su ja ir vaikščioti vienybėje. Jeigu tu ne vienas su ja, kaip tu vykdysi tėvo valią, apie sūrumą net negalvok. Kam tu pagimdytas? Mato 4:12-17. Na, o kai Jėzus išgirdo, kad Jonas įmestas į kalėjimą, jis išėjo į Galilėją. Ir palikęs Nazaretą jis atėjo ir apsigyveno Kafernaume, kuris yra jūros pakrantėje, Zabulono ir Neftalio ribose, kad išsipildytų, kas buvo kalbėta pranašo Izaijos sakant, Zabulono šalis ir Neftalio šalis prie jūros kelio anapus Jordano pagonių Galilėja. Tauta, žiūrėkit, kuris sėdėjo tamsoje, išvydo didžią šviesą ir tiems, kurie sėdėjo krašte ir šešėlyje mirties, užtekėjo šviesa. Nuo to laiko Jėzus pradėjo skelbti ir sakyti, atgailaukite, nes dangaus karalystė yra čia pat. Labai paprasta funkcija, labai paprasta misija. Atgailaukite, nes dangaus karalystė čia pat. Gyvenimo žodžiai, druskos sūrumas, neprarastas. Paprasta funkcija. Kur buvo tamsa, jie išvydo šviesą. Atėjo druska, atėjo šviesa. Aš neliečiau Mato 5 skyriaus 14 eilutės, kur iš karto po druskos eina šviesa. Mes tas pats. Ir druska, ir šviesa. Viena šviečia, kita sūdo. Tu negali pakavoti žvakės po lovą, jeigu ji dega. Nors šiandien daug kas taip daro. Jei reikia statyti į žvakidę, kad jie apšviestų ten, kur tamsu. Mes turim Jėzų, mes turim mokinius kaip pavyzdžius. Paprasta funkcija. Kur buvo tamsu, jis atėjo ir tapo šviesu. Atėjo druska. Ir užkonservavo, kad nesugestų pasaulis, kad nesugestų išrinktieji, kad jie būtų išsaugoti iki tos dienos, iki paskutinės dienos. Per atgailą, per krikštą, per pripildymą šventąją dvasią. Druskos darbas. Tauta, kuri sėdėjo tamsoje, išvydo didžią šviesą. Ir tiems, kurie sėdėjo krašte ir šešėlėje mirties, užtekėjo šviesa. Kiek šiandien prie mirties? Nors pasaulio akim gyvena puikiai. Mūsų funkcija paprasta. Nepraraskit sūrumo. Karalystė jau čia pat. Tai gyvenimo žodžiai, tai gyvybės žodžiai, tai pats Jėzus tavyje. Pats Jėzus tavyje. Jis tai daro. Jis kalba per tave. Jis atneša gyvenimą. Tai druska, kuri paruošia, kuri išgelbė tuos, kurie turi būti išgelbėti iki laiko, kada ateis paskutinis laikas.
Mato 5:13 grįžtam prie tos pačios eilutės. Jūs esate žemės druska. Bet jei druska praranda savo skonį, kogi ją be pasūdysi, ji jau niekam nebetinka, o tik kad būtų išmesta lauk ir sumindyta žmonėms po kojomis. Jeigu pažiūrėsime iš graikų kalbos, druska, žemės druska. Tai yra žmonės, tai yra pasaulis, tai yra tauta, tai yra šalis. Žemė. Tai yra tai, kas yra aplink mūsų. Mes esame žemė. Žemė yra mūsų šalis, mūsų tauta ir visa žmonija. Ir tos šalies, ir tos tautos druska esi tu. Druska yra jo mokiniai. Tam, kad pasaulis nesugestų. Tam, kad būtų išlaikytas balansas. Tam, kad kūnas nesupūtų, reikalinga druska. Ir tu turi kalbėti. Tu turi išlaikyti sūrumą savyje. Neprarask jo. Liksi niekam nebenaudingas. Jeigu paimt tiesiai šviesiai, šiandien daugam net nelabai įdomu, kas vyksta jo gyvenime. Kokį jisai nešioja svorį, kokį jisai nešioja autoritetą, ar jisai iš viso turi kažkokį autoritetą šitame pasaulyje. Jis užsidėjo savo krikščionio ženkliuką ir gyvena laimingą savo gyvenimą. Ir pasaulis jį mindžioja. Nei jėgos, nei ugnies, nieko nėra. Nei žodžio, nei gyvybės, nei gyvenimo. Pilnas krachas, skyrybos. Taip gyvena šiandien žemės druska. Išimti keli elementai. Likęs pavidalas, o viduje tuščia. Kol mes neparagausime tikros druskos, mes galime ją žiūrėti į vieną gabaliuką, kuris sūrus, į kitą gabaliuką, kuris nesūrus. Bet dar tokios druskos neragavau. Mes neatskirsime, kol neparagausime. Tai optinė apgaulė. Kol tu tyli, kol tu šypsaisi, kol ant tavęs užklijuota nakleikė, kad tu krikščionis, pasaulis nelabai gali atskirti. Bet tau tiesiog reikia įsižioti, parodyti savo gyvenimą, papasakoti, kaip tu šiandien gyveni ir labai greitai būsi sutryptas. Ir neištarsi nei žodžių ir nieko nepasakysi, nes tavie nieko nėra, tu tuščia klapūškė. Sūrumo nėra. Gyvenimo nėra. Jėzaus ten senai nėra. Ten yra prifarširuota visko tiek daug, kad mūsų viešpačiui ten nėra ką veikti. Šventykla ant tiek pritrombuota naujausiom technologijom, kad ten kojos neįmanoma kur pastatyti. Šventoji dvasia neturi ten vietos. Kaip viską išvaryti, neaišku. Žiūrėkit, bet jei druska praranda savo skonį, pažiūrime ir į originalą ir jisai verčiasi taip, jei druska bus padaryta kvaila. Jei druska praranda savo skonį, žiūrime į originalą, ta rašto vieta, jei druska bus padaryta kvaila. Atsimena tą vietą, kada Dovydas suskaičiavo tautą. Druska Machanula. Tapo truputį kvaila Dievo akyse. Mes žinome pasekmes.
Mes matome, kada druska sugrybauna, kada druska praranda sūrumą, mes matome pasiekmes. Ir šiandien, pripažinkit brangiai, bet tai tiesa, dauguma gyvena tame. Jei druska bus padaryta kvaila, jos nereikia daryti, ji ir taip kvaila. Jos daryti nereikia, ji kvaila, nes ji visus sprendimus priima iš savęs. Tai, ką daro iš savęs, skaičiuoja, rašo, daro konferencijas, viską daro iš savęs. Nesakau, kad visi, dauguma, didžioji dauguma, tam, ką daryti, kažkokį tai vaizdą. Jūs esate žemės druska. Griežti žodžiai mokinių gyvenimui. Jeigu prarasit sūrumą, prarasit viską. Jėzus iš karto pasakė, ji jau niekam nebetinka. Kaip tu nori, krūti, virti, jinai niekam nebetinka. Pilk tu ją ant mėsos, daryk, ką tu nori, jinai nieko nepasūdys, jinai nieko neužkonservuos, tai bus tik pavidalas. Pavidalas. Šiandieninės krikščionybės pavidalas. Dėk ant žaizdos, dėk ant ligos, nieko. Ir vardu, ir krauju. Ir kuo nori, ir angelais, ir jėga, ir valdžia, ir autoritetų neveikia, nes to nėra viduje. Žemės druska. Kur ji? Kur? Kur šito žemės druska? Tai jo mokiniai. Kur mokiniai? Kur tie, kurie šiandien gali realiai judėti, pakėlę galvas ir sakyti, aš stiprus jame, o ne verkti kiekvieną dieną, kad jam blogai. Su juo gerai. Brangiai, tai įdomus procesas tavo gyvenime, kuris vyksta. Ir jis mano gyvenime, jis įdomesnis. Pakol kas aš nežinau, kas bus pabaigoje. Kai bus pabaiga, aš gal pasakysiu, wow! Pabaiga įdomesnė negu procesas. Dabar aš vertinu tai, ką Dievas daro su manimi. Ir aš tikiu, kad jeigu aš einu per tam tikrus etapus savo gyvenime, tai tik tai tam, kad būčiau nušlifuotas, būčiau atkaltas, kad iš manęs būtų atkalta tikra forma. Tai, ką mato Dievas, kad jis galų gale pradėtų naudoti kažką tai sūdyti. Užberkit ant gyvos žaizdos druskos. Iš karto pajausit pasipriešinimą. Kūnas pradės šaukt, kad jam skauda. Tai procesas. Tai druskos funkcija. Ne visiems patinka, kad ateina tiesos žodis į jo gyvenimą. Druska nepriima kompromisų. Jis sako taip, kaip yra. Ji kalba tiesą. Kompromisų nėra, jinai negali kitaip daryti. Pas ją yra sūrumas ir jinai atlieka vieną funkciją. Viskas. Kompromisų būti negali. Tavo gyvenime. Ir kai kam skaudu, kas susiduria su tavimi, wow, iš karto tu pažiūrėk, tu matai, o geras. Čia tokie labai švelni žodžiai. Kada tu realiai pradėsi kalbėti tiesą, tu pamatysi patys artimiausi žmonės, kurie jau skaitėsi, kad jau yra tavo draugai, tavo broliai, tavo pažįstami dvasioje Jėzuje, kur tu nori, pradės purkštauti, pradės rėkti, kad skauda. Taip, tiesa skaudi. Ir jeigu mes neturėsime sūrumo, nieko nebus. Tai ne šiaip savo žodžiai. Tai ne šiaip savo druska. Tai gyvenimo druska. Jeigu tavyje nebus Dievo, jeigu tavyje nebus gyvo žodžio, jeigu tavyje nebus šventosios dvasios ir jėgos, nebus nieko. Nepraraskite to, nes jeigu tą prarasi,
tu niekam nebetinkamas. Niekam. Tave naudoja pasaulis. Tada tave naudoja pasaulis. Pastato į kampą, uždūchina ir tu ten sėdi ir skundėsi, kad blogai gyveni. Tarnauji, vergauji pasauliui. Pasaulis trypia kojomis. Jėzus tai pasakė. Niekam daugiau nebūsit reikalingi. Sutryps tavo gyvenimą. Užlips pasaulis ant galvos. Nežiūrės į tave. Tu esi druska šitai žemei. Tu, niekas kitas. Ir jeigu tu gimei šiandien, šiam laikui, tai prašau atlik savo funkciją. Iliuzijose gyventi gana. Aš suprantu, kad Dievas yra meilė. Ir pirmoje vietoje mūsų gyvenime ir yra meilė. Va tiems visiems žūstantiems. Tiems visiems einantiems į pragarą. Tauta, kuri sėdėjo tamsoje, išvydo didžią šviesą. Kurie buvo mirtyje, atėjo gyvenimas. Ir Jėzus vaikščiodamas palei Galilėjos jūrą, užbėgau į priekį. Nuo to laiko Jėzus pradėjo skelbti ir sakyti, atgailaukite, nes dangaus karalystė yra čia pat. Paprasti žodžiai. Atgailauk nacija, atgailauk tautą, atgailaukite žmonės. Dangaus karalystė yra čia pat, druskos funkcija. Sūdyti. Tiksliau, gelbėti sielas, gydyti šitą žemę. Kaip druska netenka sūrumo? Vienas momentas yra tas, kad kada Dievas, tai kad kas jis yra dvasia, jis yra gyvybė, tavo gyvenimą tampa raide. Raide, kuri užmuša. Tu įsivaizduoji, kad tu druska, bet gyveni pagal raidę. Tavyje nėra jokio sūrumo. Dievas gyvas ir realus. Dievas neša gyvybę. Jis nėra raidė, jis nėra vien tik tai įstatymas, kuriuo tu turi gyventi. Jeigu tavo gyvenime tik tai įstatymas, sūrumo tenai nėra. Tai, ko tikėjosi žydai iš Toros. Jie praleido pro akis gyvą vaikščiojančią druską, kuri realiai ėjo ir sūdė, kuri ėjo ir atliko savo funkciją. Ir jie tai nepastebėjo. Jie buvo užsiciklinę ant kažko daugiau. Kitas momentas, kada mes gyvenime, savo gyvenime realiai susidurime, aš pats su tuo susiduriu. Tai yra žinojimas. Svirkis tiesina žinojimas Dievo. Kada dauguma žino, kaip viskas yra, kada dauguma žino viską, bet ten nėra nieko. Nėra paprasčiausios ugnies ir paprasčiausių realių sprendimų gyvenime nėra. Nes ten mažai yra gyvybės, yra daug žinių, daug žinojimo, daug patirties, daug visko, bet nėra druskos, nėra sūrumo. Nėra sūrumo. Sūrumas dingo. Perėjo į žinias. Ar jūs matėte, ar jūs suteikėt kam kada nors pagalbą, ar jūs matėte, kad kada kažkam padėjo išmintis tavo ir žinojimas. Pasaulis gali suorganizuoti tokį seminarą, prasukti tokius krūčiausius kursus, kur išaiškins ir išmokins viską. Tu nieko nepadarysi. Šiandien krikščionys bando pasaulį pasūdyti pasaulio principais, o tai neveikia. Tai visiškai neveikia.
Tu ne ta druska, tu neimi sūrumo iš pasaulio, tu imi sūrumą iš jo, iš kontakto su juo, iš buvimo su juo, kada šitas žodis tavyje tampa gyvas. Kada šventoji dvasia tave veda ir kada tu matai, kai keičiasi žmonių gyvenimai, kada tu turi atsakyti kažką iš savęs, tu pats supranti, kad tai tuščia, tai nieko nėra, tai paprasta žmogiška išmintis ir patirtis, kurios pilna pasaulyje. Ir pasaulis patars geriau negu Dievo vaikai. Tai tiesa. Iš žinojimo, supratimo ir išminties išėjo vaikai iš krašto. Prarado sūrumą. Šėtono planas veikia. Kuo puikiausiai, tu druska, nesiparink. Viskas gerai, tu krikščionis. Skaityk Bibliją, išmok atmintinai, galėsi užcituoti kiekvieną. Tu šustras tik tada, kada yra tas, kuris dar neskaitęs. Bet jeigu yra tas, kuriame realiai gyvena Dievo dvasia, tavo šustrumas baigėsi. Nes Dievas gyvas, jisai kalba. Tačiau prieš nieką mums vaidinti nereikia. Mums tiesiog reikia būti paklusniems ir atlikti savo funkciją šitoje žemėje. Viskas. Daugiau nieko nereikia, brangieji. Mums nereikia iš savęs kažko įsivaizduoti. Jeigu tu druska, tai tu druska. Jeigu tu sūdai, tai tu sūdai. Ir realiai keičiasi gyvenimai. Jeigu tavyje yra sūrumas, yra jisai. Kas išgydė šitą tautą? Kas išgydė šitą miestą? Kas atnešė šitą dirvą vaisingumą? Kada pradės tekėti gyvas realus vanduo? Taip yra žmonių, kurie realiai guldo savo gyvenimus. Taip Dievas kelia, Dievas atveria savo kūnui, savo nuotakai kelius. Jis ieško tų ištikimųjų, kurie realiai šiandien pasiruošia eiti iki galo, kurių šiandien niekas nesuvilios, niekas nenuvilios į šalį, tik tai meilė jam išliks amžinai, tie ištikimieji pasišventę, kurie viską nurašys į šalį ir pasirinks tik tai jį savo gyvenime, kurie trokš girdėti jo balsą labiau už viską savo gyvenime. Brangiai, prisipažinkit patys savo, ar trokštat girdėti jo balsą? Tiek, kiek trokštat girdėti jo balsą, tokie rezultatai mūsų gyvenime. Tiek, kiek trokštat girdėti jo balsą, tiek laiko jūs jam skiriat. Viskas. Formulė paprasta. Kiek tu nori, lygu tam. Praleistam laikui su juo. Ir mes galim pamatyti, koks mūsų noras. Kiek mes gaunam atsakymų iš jo. Daug atsakymų gaunam iš jo. Ar nedaug? Jūs esate žemės druska. Aš noriu būti druska. Aš nenoriu prarasti to sūrumo bent kiek jo yra manyje. Tiek, kiek aš dabar turiu jo, kiek aš galiu sūdyti, kiek iš manęs galima išspausti, aš nenoriu to prarasti. Man tai brangu, man tai svarbu. Kiek šiandien reikia daryti reanimacijų kas savaitę? Dvasinių. Nemažai. Elektrošokas po elektrošoko. Per daug pasaulio užduso. Reikia gelbėti, problemos prasidėjo. Ir įsivaizduojat, kad mes visi
turim eiti, šviesti ir sūdyti. Tu būdamas čia, dagyvenęs iki šito savo amžiaus, jau seniai turėjai pamiršti apie reanimacijas. Tu turi eiti ir gelbėti naciją. Tu turi eiti ir daryti reanimacijas visai šitai sostiniai, visam savo rajonui, brangieji. Tu jau turi eiti. Ne dėl tavęs turi suvažiuoti visos santariškės kabutėse. Visa bažnyčia į maldą ir į pasninką brolis prisivalgė nuodų. Įsijungė televizorių ir pažiūrėjo žinias. Įsijungė tą, padarė tą, pažiūrėjo ten, pamatė aną, nukrito, nupuolė ten. Va toks gyvenimas. Aš gal daktaru tada reikėjo dirbti. Mes visi jau turim išeiti į miestą ir daryti reanimaciją tiems, kuriems tikrai reikia, kurie šiandien guli pagriovy, aš atsiprašau, apsimyžę, nežinantis Dievo, nieko nežinantis, su dozėm prisileidę, prisigėrę, bet kokie, nesvarbu, kas tavo kely papuola, tie, kurie įtikėjo, kuriems sunku realiai, kuriuos reikia įtvirtinti, kurie silpni vėjo pučiami, bet ne tuos dinozaurus, kurie po 20 metų vaikšto ir vis tiek juos reikia gydyti. Ar čia krikščionybė, ar kas čia, pasakykit, nežinau, kažkodėl taip eina. Nu kiek dar galima atjunkyti, maitinti pienelio, to senai reikia labai griežtai kalbėti. Labai griežtai kalbėti. Tai, kas kalbama su meilė, su tuo, seniai reikia daužyti visą šitą religiją ir visus marazmus. Išeisit jūs galų gale. Ar jūs galų gale atsistosit ir pradėsit gyventi? Ar atgręšit savo širdis? Ar persiplėšit ne tik drabužius, bet ir širdis prieš Dievą ir leisit jam įeiti į jūsų gyvenimą ir neverkšlensit? Jeigu tu neatsistosi, neatsistos šimtai aplink tave. Jeigu tu šiandien užsilenks šimtai aplink tave, gyvenk dėl to, kad gyventų tavo nacija. Tu dėl to turi gyventi, dėl to tu turi šiandien sūdyti. Išvaizdos gana, emblemų gana, etikečių gana. Realų gyvenimą parodyk, bent paprastus standartus savo gyvenime. Principus karalystės, tiesą parodyk, kuri yra Dievo pamatas. Sosto pamatas, tiesa, teisingumas. Sutinkam šitus elementus tavo gyvenime ir ne. Vienas kompromisas po kito. Negalim susitvarkyti, negalim priimti sprendimų, dar kažko negalim. Žmogau gyventi reikia ir gelbėti kitus. Nėra kada sustoti, nėra kada verkti, nėra kada mikčioti. Kiek dar tave reiks gydyti? Štai Jėzau aš. Čia tikriausiai metų frazė bus. Išsaugau save tau. Tu matai mano širdį. Fainai, kad išsaugai. Nori tokio gyvenimo. Prašau. Tai ne visiems, brangieji, priimkit. Tai ne visiems aš kalbu. Atsišauks tik tai vienetai. Atsišauks tik vienetai. Nes kai kuriem per aukšta kartelė, per aukštas standartas, per griežti žodžiai. Bet kartais reikia griežtai, kad sudrebint mūsų smegenis. Sudrebint mūsų gyvenimą, kad mes atsitokėtume, kad daug blogiau yra tiems. Tai yra daug daugiau tų, kuriems blogiau negu mums. Gaili savęs, žiūrai savęs, gyveni dėl savęs, reabilitacija tau, ligoninė tau, malda už tave. Kada tu pradėsi judėti? Kada mes pradėsim judėti?
Hebrajam 6, 4-8 eilutė. Nes tie, kurie kartą buvo apšviesti ir paragavo dangiškos dovanos ir tapo šventosios dvasios dalininkais ir paragavo gerojo Dievo žodžio bei ateinančio pasaulio jėgų, ir jie atkrenta, jų nebeįmanoma vėl atnaujinti atgailai, nes jie iš naujo kryžiuoja savo Dievo sūnų ir išstato jį viešai gėdai. Nes žemė, sugerianti dažnai ant jos krentantį lietų ir duodanti žoles, tinkančiams tiems, kurie ją dirba, gauna palaiminimą iš Dievo. Bet ta, kuri neša erškėčius ir usnis, yra atmetama ir yra arti prakeikimo, kurios galas sudeginimas. Ar apšvietė jūs kada nors, kas nors? Jeigu buvote apšviesti, neverkit. Nes jeigu paragavot gerojo Dievo žodžio bei ateinančio pasaulio jėgų, kurios yra sverchjėgos, ne žmogaus jėgos, ne žmogaus išmintis, gyvo Dievo žodžio, aš manau, kad dauguma paragavot. Dauguma jautėt jo jėgą, matėt ženklus, stebuklus, autoritetą, daug ką matėt. Šiandien reanimacijoje pirmoje eilėje. Kas yra atkritimas? Mano akim tai paprastas drungnumas. Kada tave reikia uždeginėti, pripildyti, atstatyti, atpumpuoti, išplauti, perplauti. Ir tai visą gyvenimą. Lyg tai tu nebūtum pajautęs to gyvenimo kažkada. Pamiršai? Pasakysiu, nėra kontakto. Brangieji, gali būti procesas tavo gyvenime. Sunkesnis laikotarpis, sunkesnis sezonas, į kurį Dievas įveda. Bet tu visada būsi gyvas, tavo širdyje visą laiką degs ugnis. Gal tau sunku, gal tau dvasinis presas, gal tave prispaudė, gal ten dar kažkas. Bet tavyje visą laiką degs ugnis. Tu pirmas, už ką pasimels, kam reanimacija, kam paliudyt, kam pasakyt, ką padaryt, tu tas. Suprantat, gali būti sunkiau, gali būti, bet kur jėga, jeigu tu paragavai, jeigu tave Dievas kažkada pripildė, tu pats to atsisakai, tu vėl kryžiuoji Jėzų prieš savo akis ir jo auka, jo kryžius tau yra nebenaudingas, tau reikalinga kažkokia tai reabilitacija, dar kažkas, brangieji. Visi paragavot jo jėgos, dauguma šiandien miegančių. Kelkis. Ir apšvies tave Kristus. Iš numirusių kelkis. Ir jei atkrenta, jų nebeįmanoma vėl atnaujinti atgailai. Nes jie iš naujo kryžiuoja savo Dievo sūnų ir išstato jį viešai gėdai. Žiūrėkit, nes žemė sugerianti dažnai ant jos krentantį lietų ir duodanti žolės tinkančios tiems, kurie jie dirba, gauna palaiminimą iš Dievo. Žemė sugerianti dažnai ant jos krentantį lietų. Ant tavęs krinta lietus, krinta ir krinta. Bet kuri duoda derlių, ji gauna palaiminimą. Kuri neduoda, tą prakeiktą jį tinka sudeginti. Bet ta, kuri neša erškėčius ir usnis, yra atmetama ir yra arti prakeikimo, kurios galas sudeginimas. 20-30 metų tavo gyvenime praėjo, augo erškėčiai, balandės ir usnis, daugiau niekas neauga, lyja lietus ir maldos lyja ir šventoji dvasia ir tave vis tiek reikia atkačelint, gaivinti ir vest tave į priekį, dar kažkur tave vest. Tu turi senai eiti ir duoti derlių. Ant tavęs kiekvieną dieną lyja šventosios dvasios lietus ir ugnis, kada tu užsidarai ir būni su juo.
Jis laisto tave. O jeigu nelaisto, tai tada atsisuk čiaupą. Jisai gal užrūdijęs, nežinau, pasikvies santechniką, tegul atsuka. Va, lietus kiekvieną dieną tavo gyvenime. Va, vaisiai. Nereikia specialiai kažko tau. Mes jau turime eiti. Mokiniai, brangieji, paskutinis laikas. Kas šiandien surinks derlių? Pasakykit. Tie iš reanimacijos? Kas šiandien išeis į gatves ir pasiruošia surinkti derlių? Kur lyderiai? Kur mokiniai? Kur tėvai, kurie gali atsistoti už savo naciją, neverkti, neverkšlenti ir prisimti atsakomybę? Mes matome tuos, aš lenkiu prieš tuos žmonės galvą, kurie aukoja savo gyvenimus. Kur tie, kurie gali bent atsidaryti paprastą eilinę savo namų grupę? Melsis dėl to, būti dėl to, prašyti, kad Dievas atvestų naujus žmonės, tiesiog eiti į gatvę ir kalbėti, pradėk nuo nieko. Ir tai jau ne niekas, daugam gyvenime paprastas pasikalbėjimas, paprastas pokalbis yra kažkas tai ne kažkas, tai paprastas gyvenimas. Gyvenk, pradėk gyventi, pradėk kalbėti, pradėk dalintis, pradėk skaityti Dievo žodį, pradėk gauti lietų kiekvieną dieną. Ir ateis gyvenimas į tavo gyvenimą. Pradės tavo žemė nešti vaisių, bent kažkokį. Gal bus palankesnis sezonas. Gal. Visą laiką yra žodis gal. Gal jis bus, o gal ir ne. Gal ateis, o gal ir neteis. Gal tu mirsi rytoj arba šiandien troleibuse. Ir net nebūsi priėmęs nors vieno normalaus sprendimo savo gyvenime. Нормально? Ką darysi? Norit reanimacijos gausit? Kitą kartą visi vagnie ateis. Su ugnim, pasurėdi visi. Viskas veikia, viskas gerai, gyvenimas geras. Aišku, kad geras. Verkt mažiau reikia. Šlovinkit Dievą. Ir džiaukitės, kad šiandien kvėpuojat. Ateis prarivas galų galiai Vilnių. Atsistos bent 15 išprotėjusių. Galim visi rankas pakėlę dalyvauti renginiuose, bet tuo viskas ir baigsis, jeigu nieko nekeisim. Petro 2, 20-22. Laiko turim, nesinervuokit. Nes jei pabėgę nuo pasaulio teršalų per viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimą, jie vėl į juos yra įsivėlę ir nugalėti, tai jų galas yra blogesnis nei pradžia. Nes jiems geriau būtų buvę nepažinti teisumo kelio, negu jį pažinus nusigręžti nuo jiems duoto šventojo įsakymo. Bet jiems atsitiko pagal teisingą patarlę. Šuo sugrįžo prie savo vėmalo ir nuplauta kiaulė prie voliojimosi purvynė. Brangiai, tam, kam jūs pasiduodat šiandien savo gyvenime, tas jūs ir nugali. Viskas, kito kelio nėra. Kam tu šiandien pasidavėjai, kam tu atidavėjai šiandien savo mintis, tas tave ir nugalėjo. Pasaulis valdo tave, pasaulis tave ir nugalėjo. Kas šiandien valdo tavo mintis? Kas tavo gyvenime šiandien svarbiausia? Ištirkit savo širdį, kur šiandien jūsų didžioji dalis širdies, ten ir jūsų gyvenimas, ten ir jūsų mintys, viskas apie tai sukasi, toje sferoje. Ar tau svarbu šiandien tavo viešpaties Jėzaus Kristaus pažinimas tavo gyvenime? Ar tu gali tiesiog va taip paprastai nuo to nusigręžti? O tai procesas, kuris vyksta visą gyvenimą.
Jeigu tu tame procese, aš tave sveikinu. Jeigu tu ieškai, jeigu tu visa širdim atidavai save jam, paaukoji visą savo gyvenimą jam, tu šaunuolis, tu čempionas, tu jau čempionas. Brangiai šiandien priimti sprendimą, atiduoti savo gyvenimą jam, visiškai. Tai jau yra. Tai yra čempiono širdis, tai yra nugalėtojas. Vien tik priimti sprendimą. Brangiai, bet sprendimas gyvenime. Vienas sprendimas reiškia viską. Jeigu tu priimi sprendimą, tu padarai beveik viską. Toliau procesas. Tu savyje miršti savo, tu savo gyvenimą atiduodi jam ir priimi tą sprendimą, kad mano širdis, mano gyvenimas, mano likimas, Dieve, priklauso nuo tavęs. Šiandien daug ką galima statyti prie sienos. Tu jam remsi galvą, į galvą vamzdį, jisai atsižadės, sakys, niekada gyvenime. Ir šiandien surasti tuos, kurie atiduoda visą save, jam yra sunku. Ir brangieji, jeigu jūs tai padarėt, jūs čempionai, jūs nugalėtojai, jūs procese, jūs šiandien einate. Ir tas procesas yra labai svarbus ir vertingas kiekvieno iš mūsų gyvenime. Vertinkite tai, ką Dievas daro jūsų gyvenime, kaip jisai dirba su jūsų širdim ir dėkokit jam už tai. Porą vietų ir baigiam. 1 Korintiečiams, 1 skyrius, 17-31 eilutė. Nes Kristus nesiuntė manęs krikštyti, bet skelbti Evangeliją, Paulius rašo. Ne žodžių išmintimi, kad Kristaus kryžius netaptų neveiksmingas. Kada druska praranda savo sūrumą, tada ji tik savo žodžių išmintimi gali kažką padaryti. Paulius pasakė, ne žodžių išmintimi, aš atėjau skelbti. Kad netyčia kryžius netaptų neveiksmingas. Nes kryžiaus skelbimas tiems, kurie žūsta, yra kvailystė, bet mums, kurie esame išgelbėti, jis yra Dievo jėga. Nes yra parašyta, aš sunaikinsiu išmintingųjų išmintį ir paversiu niekais protingųjų supratimą, kur išmintingasis, kur raštininkas. Brangieji, melskitės kiekvieną dieną, kad jūsų ta žmogiška išmintis būtų sulaužyta, sugriauta ir patraukta iš jūsų gyvenimo. Aš nekalbu apie tą išmintį, kada jūs prašote ir ateina Dievo išmintis į jūsų gyvenimą. Ir Dievo reikalai. Aš kalbu apie mūsų supratimą, kuriuo mes bandome viską prastumti. Kur šio pasaulio diskutuotojas? Argi Dievas šio pasaulio išminties nepavertė kvailystė? Mes visą laiką liksime kvailiai, jeigu bandysime kažką prastumti. Jei druska bus padaryta kvaila. Jei druska bus padaryta kvaila, jai net nereikia būti padaryta, ji ir taip kvaila. Mes kalbėjom. Argi Dievas šio pasaulio išminties nepadarys kvailystė, nepavertė kvailystė? Nes kadangi Dievo išmintie pasaulis išmintimi nepažino Dievo, tai Dievui patiko skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kuriuos tiki. Ne žydai reikalauja ženklo, o graikai ieško išminties, bet mes skelbėme Kristų nukryžiuotą, žydams kliuvinį, o graikams kvailystę. Bet tiems, kurie yra pašaukti, tiek žydams, tiek graikams, Kristų, Dievo jėgą ir Dievo išmintį. Ne savo išmintį, ne savo jėgą, ne savo protą. Kuo mažiau tavęs, tuo daugiau Dievo.
Nes Dievo kvailystė yra išmintingesnė už žmonės. Ir Dievo silpnybė yra stipresnė už žmonės. Jūs matote savo pašaukimą, broliai, kad nedaug išmintingųjų pagal kūną, nedaug galingųjų, nedaug kilmingųjų yra pašauktų. Bet Dievas išsirinko tai, kas pasaulyje kvaila, kad sugėdintų išmintinguosius. Ir Dievas išsirinko tai, kas pasaulyje silpna, kad sugėdintų tai, kas galinga. Ir tai, kas pasaulyje prasta, ir tai, kas paniekinta, išsirinko Dievas. Taip ir tai, ko nėra, kad paverstų niekais tai, kas yra. Kad joks kūnas nesigirtų jo akivaizdoje. Kad jis padarė kažką iš savęs. Bet iš jo jūs esate Kristuje Jėzuje, kuris nuo Dievo mums padarytas išmintimi, teisumu, pašventimu ir atpirkimu. Kad pagal tai, kas yra parašyta, kas giriasi, tesigirė viešpačiu. Bet iš jo jūs esate Kristuje Jėzuje, kuris nuo Dievo mums padarytas išmintimi, teisumu, pašventimu ir atpirkimu. Tai, kas yra mumise. Ta druska esame mes. Sūrumas, tai, kas yra mumise. Jeigu mumise nėra gyvo realaus Dievo, jeigu nėra jo dvasios, nėra nieko, nėra gyvenimo, nėra aplink mus, niekas nevyksta. Mums patiems reikia pagalbos. Tam, kad suteikti pagalbą kitiems, reikia turėti savyje gyvybę, savyje. Pirmiausiai savyje ir nuo to pradėti. Niekas mums jos neduos, jokia išmintis, joks patarimas. Tiek, kiek tu nori, tiek tu ir turėsi. Dievas davė visiems. Šventoji dvasia neužrišta niekam. Gyvenimas neuždarytas niekam. Per Jėzų mes turime gyvenimą. Ir kada Jėzus kalbėjo, jisai kalbėjo tuos žodžius. Daug jisai buvo pasakęs, daug jisai sakė. Ir jeigu paimti 5 skyrių, ten pasakyta labai daug. Labai daug informacijos. Paprastai žodžiais, bet informacija buvo labai svarbi. Jūs esate druska. Prarasit sūrumą, niekam nebūsit tinkami. Toliau jūs pasaulio šviesa. Toliau vėl. Informacijos daug. Žodžiai gyvi. Tai mums, brangieji. Tai jo mokiniam. Taip, aš druska, kokia aš druska. Nežinau, kokia druska. Bet jei druska praras sūrumą, tai ją išmes lauką. Ir toliau aš gyvenu savo gyvenimą. Ar mes kada nors susimastume, šviesa, tai mes turime šviesti. Nekišti po lovą savo gyvenimu. Neprašyti, kad kiekvieną kartą mus kažkas uždegtų ir uždegtų. Tave vieną kartą apšvietė Jėzus. Tavo gyvenime tave vieną kartą apšvietė Jėzus. Visam laikui. Tam, kad tu uždegtum kitus. Jeigu vienas degtukas užsidega visoje dėžutėje, užsidega ir kiti. Tai funkcija. Tai funkcija. Jūsų kalba tebūna nuolat su malone, paskaninta druska, kad žinotumėte, kaip jūs turite kiekvienam atsakyti. Kolosiečiams 4:6. Paskaninta druska su gyvybė. Kad kiekvienam turėtume ką pasakyti, ne iš savęs. Šiandien pasauliui nereikia jo išminties. Mūsų pasaulis pagaus ant žodžių, jeigu mes bandysime padėti jam. Jeigu tavo kalba bus paskaninta druska su malone,
pasaulis tylės ir nepravers savo burnos. Jis klausys gyvenimo žodžius ir sakys, aš noriu dar. Man reikia dar to, kas yra tavyje. Tai yra gyvenimas. Nepriims jo reikalas. Jisai degs pragarė, ne tu. Tavo funkcija atlikti savo funkciją. Nešti gyvenimo žodžius, kalbėti gyvenimo žodžius. Dauguma iš mūsų turi savo prizmę, per kurią žiūri į šitą gyvenimą. Ir kiekvienas turi tam teisę. Matot, brangieji, nei vienam, nei trečiam, nei antram skausmo, alkio ir ugnies per prievartą neįdėsi. Kiekvienas turi teisę gyventi laisvą savo gyvenimą. Ir kiekvienas turėdamas teisę gyventi savo laisvą gyvenimą, turi laisvą pasirinkimą nukristi kiekvieną dieną. Tai tavo valioje. Dievas paliko mums laisvą valią rinktis, kaip mes norime gyventi. Šiandien tau niekas neužrišta, niekas neuždrausta. Gyvenk kaip nori, žiūrėk ką nori, valgyk ką nori, renkis kaip nori. Jeigu tavyje nėra to, kuris tau pasakytų, kaip tu turi gyventi. Jeigu tavyje nėra to balso, kuris tau apie viską primins, visko išmokins ir prieš viską tave įspės. Tau prieš pradedant galvoti, šventoji dvasia jau tave sustabdys. To tavo gyvenime būti negali. Prieš užsimesgant minčiai tavo galvoje užsidėk signalizaciją. Pradės degti raudona lempa. Tu taip daryti negali. Tai yra gyvenimas, tai yra tas saurumas, kurį mes turime išlaikyti. Mes tą balsą turime girdėti kiekvieną savo dieną. Mes tuo balsu turime vadovautis, nes jis mūsų mokytojas. Jisai žino, kas mums geriausia ir ko mums reikia šiai dienai. Būkit šios žemės druska, šios šalies, šios nacijos, šiuo laiku. Nepraraskit, aš meldžiu, nepraraskit to sūrumo, kurį bent jau dabar turite. Kovokite už tai, išsaugokite tai, eikite gilyn. Ieškokite daugiau. Kas jeigu ne jūs? Kas jeigu ne tu? Kas jeigu ne mes? Mes kalbam apie visus Dievo vaikus, kas daugiau pasūdys šitą žemę, šitą šalį ir šitą naciją. Visus miestus, visas tautas. Kas, jeigu ne Dievo vaikai, ne Dievo mokiniai? Kas daugiau tai gali padaryti? Ant mūsų gyvenimų daug pastatyta, jeigu taip galima išsireikšti. Už mūsų yra sekanti karta, kuri turi pamatyti gyvenimą, kuri turi pradėti gyventi. Jie turi pamatyti sūrumą. Mes galime jiem kalbėti apie druską. Mes galime savo vaikams sakyti, kol jie maži vaikai, neragaukit, tai druska labai sūru. Kol jis pats jos neparagaus, jis netikės. Jie turi pamatyti. Šita karta, nauja karta, jie turi pamatyti sūrumą. Jie neturi pamatyti tuščių kalbų, tuščių žodžių apie Jėzų, paveiksliukų, dar kažko. Jie turi pamatyti gyvenimą, pasūdytą gyvenimą. Iš ko jie pamatys? Jeigu ne iš mūsų, jeigu ne iš tavęs, jeigu ne iš visų tų, kurie šiandien ieško Dievo, jie tai turi pamatyti. Mums yra didelė atsakomybė. Mes ją turime ir prisijimti. Mes turime atsistoti tarp miesto ir pasaulio, tarp tų skylių. Mes turime atsistoti tarp visų įstaigų, jeigu Dievas veda.
Nuo darželių, nuo mokyklų, visur turi būti skelbiamas Jėzus. Tai gyvenimas, neiškrypusios kažkokios programos. Jeigu dabar pasidomėsim, kas vyksta šiandien, prasideda nuo darželių, kokios programos yra priimamos, kuo mokinami vaikai šiandien, kuo jie farširuojami, kas į juos dedama, tai yra siaubas, tai yra siaubinga, tai yra iškrypimas. Nuo 3 metų tavo vaikas gauna dozę informacijos, o tavo gyvenime nėra surumo. Tu žiūri, kaip pasaulis deda kilpą tavo vaikui ant kaklo. Tu nori to? Aš nenoriu. Kiekvienoje šeimoje turi būti ta druska, turi būti tas surumas, kuris realiai atliks savo funkciją. Brangieji, iš karto gal neišeis. Lašiniai iš karto nepersisudo. Reikia laiko, kada visas koncentratas persigers. Reikia laiko, kol tavo pačio šeimoje, bent šeimoje, atsistatys viskas į vietą. Tai, kas buvo sugriauta, bus atstatyta. Iš negyvo miesto virs gyvas miestas. Iš negyvos šeimos virs gyva šeima. Kažkas turi būti gyvas. Nepraraskit surumo, brangieji. Nepraraskit gyvenimo. Nepaleiskit jo iš savo rankų patys. Susidurėt su tuo, kad net ir kaip gerai suvoki, kad net ir kaip gerai žinai, kad reikia būti su juo, kad reikia gyventi Dieve, kad reikia. Bet tai yra sunku ir tai yra pastovi kova ir šėtonas darys viską, kad tave nuo to atskirtų. Jeigu šeimoje nebus druskos, nebus gyvenimo. Nebus surumo, nebus nieko. Pastatyti druską ir laikyti dėl to, kad jinai stovėtų, to nereikia. Ji turi sūdyti, ji turi būti naudojama pagal paskirtį. Kiekvieno iš mūsų gyvenime, kiekvieno iš mūsų šeimoje ir šiame mieste taip pat. Mes esam šios žemės druska. Priimkite tai asmeniškai. Pirmiausiai šios žemės druska, šios šalies, šios nacijos, šios žmonijos. Amen. Šlovė ir garbė jam. Baigėsi vanduo. Aleliuja. Jėzau, aš tiesiog atversiu tau savo širdį. Aleliuja. Jėzau, aš dėkoju tau, bent jau už tą supratimą, už tą funkciją, kad tu mums padedi suvokti ir suprasti tuos žodžius, kuriuos tu pasakei mokiniams. Jūs esate šios žemės druska. Jėzau, aš prašau tave, padėk išlaikyti tą surumą. Padėk atlikti tą funkciją, kurią mes turime atlikti. Funkciją išsaugoti, funkciją išgelbėti, funkciją neprarasti nei vienos sielos. Kol ateis tavo diena. Kol ateis tavo diena į šią žemę. Kada tu pats ateisi, kaip atėjai į Galilėją. Kada tu atėjai į tą šalį, kurioje buvo tamsu, kurioje buvo mirtis. Tu atėjai ir viską nušvietei. Jėzau, tu taip nušvitai kiekvieno iš mūsų gyvenime. Tavo šviesa apšvietė kiekvieno iš mūsų širdį. Ir mes dabar pajėgus judėti tavo šviesoje. Tu esi mūsų gyvenimas.
Tu esi mūsų šviesa, kad mes galėtume šviesti toliau. Ir atėjo diena. Tu esi dienoje, tu esi šviesoje, kurios nemato pasaulis pakol kas. Nes tavo šviesa po lova. Tačiau ateina laikas, kada Dieve, aš tikiu, ta druska jį išeis į šią žemę. Ji pradės atlikti savo funkciją, ji pradės sūdyti. Aš tikiu, Dieve, kad tu turi kažkur giliai to sūrumo dėl šios nacijos. Kad tu turi tikro sūrumo šiai žemei, Dieve. Kad viskas būtų padengta. Dieve, aš meldžiu, neleis prarasti to, ką aš turiu. To, kas yra manyje. To, ką mes turime kiekvienas. Neleis prarasti tos gyvybės, Viešpatie. Nes jeigu mes sustosime, sustos daug kas. Viešpatie, aš meldžiu šią naciją už tą tautą. Aš tiesiog prašau, tu atverk duris. Tu atverk duris tam, kad aš galėčiau kalbėti į šią naciją. Aš nenoriu jų atsidaryti pats. Dieve, aš laukiu tavo laiko, kada bus atvertos tavo durys. Viešpatie, aš meldžiu, kada tu atidarysi duris ir leisi man kalbėti savo nacijai. Leisi man atlikti funkciją, kurią turiu atlikti aš. Tavo vaikas, tavo sūnus. Dieve, aš tyliai ramiai meldžiu. Aš žinau, kad ateis tas laikas. Aš žinau, kad tu dirbi su manimi ir su kiekvienu asmeniškai. Kad tu tiesiog dabar formuoji tą figūrą. Kad tu formuoji tą vaizdą, kurį tu nori matyti. Aš tikiu, kad su mūsų širdimis dar reikia truputėlį padirbėti. Truputėlį pašlifuoti. Truputėlį atskelti to, kas nereikalinga, to, kas trukdo. Bet aš žinau, kad ateis laikas. Tavo laikas dėl šios nacijos kiekvienam iš mūsų asmeniškai. Aš meldžiu tave už tą druską. Aš meldžiu tave už tą druską, Dieve, kad ji neprarastų sūrumo. Kad tavo vaikai neprarastų tos ugnies, kad tavo vaikai neprarastų to tikro realaus gyvenimo, kuris ateina iš tavęs. Viešpatie, pakelk tuos, kurie tiesiog pasiims naujus ąsočius, pasiims druską. Ir pagal tavo žodį, Dieve, išeis į šią naciją ir pradės sūdyti tuos šaltinius, pradės sūdyti tuos šulinius, kurie užversti žemėmis, kurie užkasti, kurie užgriauti ir užlyginti šito pasaulio. Ir aš tikiu, kad prasiverš naujos gyvybės upės. Pradės tikėti naujas gyvenimas. Žemė pradės duoti naują derlių. Sėkla sugebės įkristi tinkamą dirvą. O Viešpatie, tai nuostabu. Tai, ką tu darai šiandien, mūsų gyvenime yra nuostabu. Šiandien čempionų laikas. Brangiai, jūs gyvenate čempionų laike. Jūs gyvenate paskutinį laiką. Dievo sūnų laiką. Jūsų gyvenimas vertingas. Tu ne šiaip savo gimėjai. Tu gimėjai tam, kad būtų pakeista istorija. Aleliuja. Šėtonas tai gerai žino. Jis naudoja tave tam, kad būtų pakeista jo istorija. Tu sutvertas daugiau, didesniems dalykams, negu būti suminčiotam pasauliu. Aleliuja. Tu sutvertas nešti sūrumą. Tu sutvertas būti druska šiai žemėje. Išstovėti principus. Išstovėti teisume. Išstovėti bekompromisime gyvenime.
kad bus atstatyta šioje šalyje tai, ant ko stovi tavo sostas. Teisumas, teisingumas, teismas. Haleliuja. Dėkuoju tau. Šventoji dvasia, aš tiesiog meldžiu tave. Šventoji dvasia, aš tiesiog meldžiu tave. Paliesk kiekvieno širdį. Tiesiog atverk kiekvienam tai, ką jisai turi daryti. Tai, ką jisai turi daryti, kam jisai skirtas, kam jisai pagimdytas, dėl ko jis yra išrinktas. Atverk kiekvienam savo vietą, kiekvienam savo paskirtį, kiekvienam savo dovanas. Haleliuja. Haleliuja, viešpatie. Dėkoju tau. Aš prašau, kad tu šventoji dvasia tiesiog atvertum mums tai, ko trokšta tėvas. Tai, ką paruošęs tėvas kiekvieno iš mūsų gyvenime. Ta tikrą gyvenimą, tikrą jo valią kiekvienai mūsų dienai. Haleliuja. Šventoji dvasia, tu reikalinga mums. Tu reikalinga mums, brangioji šventoji dvasia, čia, šioje vietoje, mūsų gyvenimuose. Haleliuja. Aš atsiprašau tave, šventoji dvasia, kad tu buvai tiesiog įskaudinta, atstumta. Haleliuja. Kad buvo neatkreipti į tave dėmesį. Sugrįžk, brangioji. Aš meldžiu, realiai sugrįžk. Haleliuja, palaikyk tą surumą. Be tavęs nieko nebus. Be tavęs nebus nieko. Nebus gyvenimo. Haleliuja. Aš tiesiog prašau, tiesiog dabar šventoji dvasia prisilies prie kiekvieno širdies. O, tegul tavo žodis paliečia kiekvieno širdį. Taip, kaip jisai turi paliesti. Atverk kiekvienam, Dieve, savo apreiškimu. Haleliuja. Savo tiesą. O, šventoji dvasia. Naujas etapas. Naujas sezonas. Haleliuja. Drusko sezonas ateina į šią žemę. O, viešpatie. Dėkoju tau. Dėkoju tau. Naudok savo druską, viešpatie. Naudok savo druską šioj žemė. Ji be jos negali. Haleliuja. Dėkoju tau, viešpatie. Dėkoju tau, viešpatie. Dieve, aš meldžiu šią naciją. Už kiekvieną rajoną. Už kiekvieną miestą. O, Dieve. Kad kiekviename mieste užtektų druskos. Kad kiekviename rajone, viešpatie, užtektų tavo druskos. Atverk duris tada, kada bus laikas. Tada, kada bus laikas šiam miestui.